Nors pastoviai savo video turiu daug pozityvo apie kaip fainai, kaip žmonės keičia savo gyvenimą, kaip įsigyja pirmus namus, kaip nuomoja, kaip parduoda, kaip investuoja, bet yra ir kita šitos visos istorijos ir to, kas susijęs su nekilnojamu turtu pusė. Kai pradėjau 16 metais dirbti su NT, kažkaip kaip jaunas ir pozityvus žmogus kažkaip labai tikėjau, kad tie, kas turi nekilnojamo turto, tie neturi jokių problemų, kad jiem ten viskas gyvenime yra gerai, kad viskas yra fainai. Bet iš tikrųjų, dirbant tai, ką darau aš, pamatai, kad iš tikrųjų taip nėra. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad per tuos savo darbo metus nuo 16 metų mačiau tikrai daug. Informacijos yra be proto daug, tiek geros, tiek blogos. Apie gerą informaciją, kiekvieną informaciją iš tikrųjų galima panaudoti dviem būdais – geram tikslui ir blogam tikslui. Nežinau kodėl, bet turiu tokią savybę, kad žmonės man labai daug ką išsipasakoja. Stengiuosi iš tikrųjų tą info laikyti savyje ir jos ten niekur neskleist, bet tą informaciją, kurią aš gaunu, tikrai ne visą laiką aš ją noriu gauti. Tiesiog taip yra, kad klientai pasitiki ir tos informacijos man paduoda. Kas su kuo miega, kas kur ką darė, kas kur ką žudė, nužudė, tos informacijos yra va. Pasiūlymų pačių įvairiausių. O dažniausiai tai yra kažką tai apsukti, kažką tai apgauti. Netgi esu turėjęs pasiūlymą nužudyti žmogų. Vieną kartą ir man pačiam grasino, buvo pridėję pistoletą prie smilkinę. O liūdniausia man bent jau yra tas dalykas, kai aš matau, kaip kapojasi savi žmonės. Ir netgi tie, kurie viešumoj yra labai faini, labai geri, labai išprusę, dėl kapeikos gatavi yra gerklę perkąsti. Kita dar situacija, tarkim, šiuo metu turiu, kai tarpusavėje dėl turto kapojasi broliai su seserim. Yra tekę turėti tokių situacijų, kai pas notarą susikalė apgavystės ruošimais į skyrybom. Tai čia apskritai įdomi, labai įdomi tema ir iš tikrųjų čia galima būtų net memuarus parašyti, kaip ruošiasi vyrai skirtis, kaip ruošiasi moteris skirtis, ką daro, kokie žingsniai, kaip viskas yra planuojama, kaip yra perkamas nekilnojamas turtas, kaip paskui, žodžiu, čia ilga istorija. Šiaip iš tikrųjų ta juoda pusė, jinai dažniausiai nei vienai pusiai nebūna ir nesibaigia gerai. Dažniausiai prašymai yra kokie. Ne tai, kad išspręsti problemą, bet dažniausias prašymas yra padėti apgauti kitą pusę. Ir kame tas apgavimas? Surask klientą, parodyki man popierių mažiau, man tegul sumoka daugiau, anai pusiai tegul sumoka mažiau. Tai va čia yra viena iš pagrindinių dalykų. Kita medalio vėlgi pusė, žiūrint iš mano paskutinių sandorių, tiesiog po truputį vis daugėja pas mane sandorių, kurie yra probleminiai, kur teismai, kur antstoliai, kur visa kita. Jeigu grįžtant, tarkim, prie antstolių temos, ten ta antstolių tema, jinai iš vis yra tokia tabu, apie kurią niekas nenori šnekėti, bet situacija yra tokia.
Jeigu tu, turėdamas nekilnojamo turto, turėdamas nesvarbu vaikų, dar kažką, tai pakliuvai į antstolių akiratį ir jeigu tu su antstoliais nesusišneki, yra labai didelė tikimybė, kad tu išeisi iš savo namų su vaikais į gatvę. Ir jokie teismai, jokios vaikų teisės, niekas šitoj situacijoje tau nepadės. Tiesiog vienintelis patarimas šitoj situacijai, kas turit problemų su antstoliais ir turit savo nekilnojamo turto, šnekėkit su antstoliu, stenkitės kiek įmanoma, kad ir po truputį kapinti savo skolas. Priešingų atveju tiesiog anksčiau ar vėliau vis tiek išeisit į gatvę. O jeigu vaikam artėja pilnametystė, tai žinokit, tas laikas jums sulig pilnametystė ir pasibaigs. Nes esu turėjęs ne vieną tokį sandorį, kur antstoliai, kol dar vaikai yra nepilnamečiai, nesiema veiksmų, tik vaikai įgauna pilnametystę, iš karto turtas išeina į varžytinės. O šiaip ir taip labai dažnai viskas, aišku, priklauso nuo antstolio, aišku, ir nuo jūsų. Nes tikrai daug tų situacijų. Net daugybę kartų aš sakiau, kad brokeris turte, kuriame nėra problemų, jisai nėra reikalingas. Ir tą dalyką aš tikrai už šitų savo žodžius atsakau. Jeigu jūs neturit problemų, jums nafik nereikalingas tas brokeris. O didžioji dalis brokerių, jie į problemas, jeigu ten areštuotas turtas, dar kažkas, jie ten stengiasi iš vis net nekišti kojų, nes visi nori lengvų ir greitų pinigų. Niekas nenori važinėti po instancijas, dėrėtis, šnekėtis ir visa kita. Man tai patinka, mane tai veža ir man patinka visa šita situacija. Ir vat tokioj situacijai, kai yra kažkoks tai konfliktas, kai bendraturčiai nepasidalina turtą, dar kažkas, tada tikrai reikalingas yra trečias žmogus, kuris neatstovautų nei vieną, nei kitą pusę, tiesiog tas šalis susodintų prie bendro dėrybų stalo ir viską sudėliotų į savo vietas. Ir jeigu neina šalim kažkaip tai to turtą įsidalint, parduoti tą turtą, išdalinti pagal proporcijas pinigus, sudengti įsiskolinimus, jeigu tokie yra, ir užbaigti visą šitą pyktį dėl turto. Tie sandoriai tokie dažniausiai būna labai įtempti, labai nervingi visiems, visos šalis būna be proto piktos ir reikalingas žmogus, kuris būtų šaltais nervais, kuris nepasiduotų jokiom ten intrigom ir visa kita. Tai vat, jeigu tu turi tokią situaciją, kur negali susitarti su bendraturčiais, negali kažką tai išsispręsti, negali turtą parsiduoti, tai tokie sandoriai mane iš tikrųjų domina ir atvirai pasakius, nesvarbu, kuriam Lietuvos gale tu esi. Jeigu turi probleminį sandorį, aš atvažiuosiu pas tave. Išsispręsim, susitvarkysim ir nebūsi pirmas ir nebūsi paskutinis. Svarbiausia, kaip aš sakau, yra šnekėtis. Taip, kartais žmonės nenori nei šnekėti, nei girdėti. Bet mano darbas yra padaryti taip, kad šalis išgirstų viena kitą. Visas problemas galima išspręsti dviem būdais. Vienas būdas šnekantis, kitas būdas mušantis. Mano darbas yra išspręsti problemas šnekantis. Nu, jeigu neina jos susišnekėt, tada imamės kitų būdų. Tai jeigu tu turi problemą, kurią tau reikia išspręsti, mano kontaktą rasi profile, rasi po šito video, rasi aprašyme, skambink, pasako, kas nutiko ir bandysim išspręsti tavo bėdą.